Gal jau laikas suprasti, kad telefonai mūsų kišenėse yra sukurti ne tik tam, kad būtų mums naudingi, bet sukurti taip, kad mes būtumėm jiems naudingi. Laukia eilėje? Trauki telefoną. Nuobodus filmas? Trauki telefoną. Sustoji mašinos spūstyje? Žinoma, trauki telefoną. Esi mokymuose? Nuobodu? Trauki telefoną. Eini miegoti? Susirinkimas? Man tęsti? Manau, neverta. Telefonas ištisai mūsų rankose ir jį vis reikia patikrinti, netgi jei tam nėra jokio pagrindo. O jei taip atvirai atsakytum savo, kiek iš viso to laiko, kurį praleidai telefone šiandien, tau atnešė realios naudos? 10%? 20%? Daugiau? O kam buvo naudinga visa kita laiko dalis, kurią praleidai telefone? Tai yra priežastis, kodėl mums taip sunku padėti telefonus. Nes mes gauname nuolatinį greitą pasitenkinimą. Kad ir kaip ieškome būdų, kaip pateisinti savo laiko telefone, atsakymas yra tik vienas. Mes visi čia esame vartotojai, tame tarpe ir aš. Kai suprasime šitą paprastą dalyką, galbūt mums ir pavyks padėti telefonus į šalį.